Niekas negali paimti tavo vietos. Niekas negalėjo būti tenai tuo metu, tik tai tu. Jeigu tu tenai kažkam padėjai, jeigu tu įdėjai tenai savo jėgas, žinok, tu esi 100% tenai vertas. 100% tu tenai buvai paskirtas visatos, kitaip negalėjo tiesiog būti, kitaip nebūna ir net negali būti. Niekada nedvejok, kad tavo užimama pozicija gyvenime, ten, kur tu esi, kad tai nėra tavo, kad vat šita vieta tau dabar neskirta, kad vat šitas vat momentas, kur vat aš esu, kažkas čia kitas galėtų būti ir kažkas kitas čia galėtų mane pakeisti ir kažkas kitas galėtų čia už mane kalbėti ir kažkaip kitaip, kažkokiu kitokiu tonu, kažkokia kita intonacija, kažkokiu kitų ten švelnesniu, intelektualesniu, gražesniu, plonesniu, jaunesniu, senesniu, vyresniu, malonesniu, ar kažkokiu kitokiu balsu, ar žvilgsniu, ar dar kažkuo pasakyti šitą patį dalyką, kurį aš dabar tau sakau. Negali ir negalėtų. Aš skambu taip, kaip aš skambu. Aš esu originalas, instrumentas originalas šitam garsui, šitai situacijai, šitai patirčiai, šitiem dalykam išgauti. Kitų variantų nėra. Aš atsimenu, buvo momentas, kada kompleksavau, atsistodamas galvoju, ar aš būsiu panašus į kažką tai panašiai. Bet aš esu aš. Ir kito variantų nėra. Aš esu čia tam, kad būti čia. Dabar. Ir tu esi čia su savo gyvenimu ir tavęs neįmanoma tenai pakeisti. Tai yra savivertės suvokimas, buvimas savo vietoj. Aišku, būna momentai, kai mes galvojam, kad gal aš esu ne savo vietoj gyvenime, nes akivaizdžiai čia talžo mane tas ir tas ir tas. Bet tu esi vis tiek tai vietai skirtas, kad suvokti tai. Tai nedvejok. Žinok, tavo vieta yra grinai čia ir čia yra jokia neklaida. Ir tau reikalingi visi malonumai, visa išmintis ir visi skausmai, nes kitaip tiesiog nesuprastum. Jeigu norėtumai praeiti pro savo gyvenimo sunkumus daug lengviau, nešvaistyti savo gyvenimo laiko, nesiterlioti, išradinėjant kažkokius tai naujus nebūtus ar būtus metodus, ateik pas mane į savęs susigrąžinimo vakarą. Aš darau nemokamą webinarą, kurio registracija rasi čia ir susitinkame tenai. Iki.